pabandykim nusipiešti tris skirtingus, reiškia, stačiakampius. Čia paprastas stačiakampį, va tokį. Nupieškim vieną, tegul būna jis mėlynas. Dabar pieškim dar vieną, kokį nors, toks. Tegul būna ir pakeisim jos spalvą. Tegul būna geltonas ir dar vieną piešiu, reiškia, ir jis tegul būna koks raudonas. Turėsim raudoną. Dabar, raudonas. Turiu tris liktai tokias korteles ir dabar jeigu pastebit, kad raudonoji yra ant viršaus, po to eina geltona spalva, o paskui jau yra mėlyna. Aš galiu tas, reiškia, bet kuriuo atveju tuos paveiksliukus vienas kito atžvilgiu sudėlioti, kaip tik man patinka. Jeigu aš turiu dabar, reiškia, viršutinę tą kortelę ar raudoną stačiakampį pasižymėjęs, aš galiu nueiti į, reiškia, ir pasirinkti, ar į paviršių jį kelti, ar žemyn. Aišku, reikia dabar, kadangi jis paviršių yra, aš turiu siūsti jį, reiškia, žemyn. Reiškia, jeigu aš backward pasiūsiu, tai jis palindo po geltonąją ir yra vidury. Jeigu dar kartą siūsčiau jį, reiškia, tai jis būtų pats apatinis. Reiškia, dabar aš turiu raudoną vėl pažymėtą, eisim į priekį. Tai po vieną, reiškia, į priekį, o iš karto į priekį nusiunčiau bring to front, grįžkim atgal ir pasiūskim jį į galą, dar į galą, o dabar eikim po vieną, bring forward, va tas, ir dar kartą forward darykim taip. O, reiškia, galima iškart siūsti send to back ir bus apatinis, ir send bring to front, jis bus viršutinis. Taip yra labai gerai, kai mes, reiškia, vienas paveikslėlis uždengia kitą ir mes, turim kažkaip ištraukti jį į paviršių. Kitas toks svarbus dalykas yra, tai, reikėtų kažkokį tai trikampėlį gal nusibraižyti dabar ar kažką kitą. Tai yra posūkiai. Tokį pabandysim nusibraižyti, toks yra, reiškia, toks statusis trikampis, taip, ir dabar kartais aš galiu ramiai jį pasukti kokiu noriu kampu, ar ne, reiškia, taip ar taip, dabar pabandykim vėl atstatyti, kad jis kaip ir stovėjo, bet yra, o šičia yra rotate ir galiu iškart sukinėti, kaip matot, iškart 90 laipsnių kampu, kelis kartus pasukęs, aš vėl, reiškia, gausiu kažką, dar kartą suksiu, taip, ir dar kartą suksiu, taip, gavau, vėl gavau. Bet jokiais pasukimais, aš pasikopijuosiu kitą, dabar žiūrėkit, jokiais tokiais dideliais sukimais aš negaliu gauti, kaip pasakyti, kairės rankos dešinė ranka, ar kairės pirštinės dešinės pirštinės negausiu jokiais sukimais, tai yra atspindys, va čia yra atspindžiai, žiūrėkit, atspindėjau horizontaliai ir apsisuko. Jeigu aš atspindėsiu, reiškia, čia vertikaliai, apsisuks. O jeigu turėtumėm, sakykim, kažkokią tai nuotrauką, galbūt įsiterpkim kažkokią tai picture online, vėl kokią nors, reiškia, kalėdinę, reiškia, Christmas parašom ir turim kažkokią, angeliukas yra, sakom, insert, turiu tokią angeliuką yra. Jis dabar skrenda į tą pusę, bet jeigu aš jį pasuksiu, taip negerai, taip, jis dabar skris į kitą pusę. Matot, jokiais dideliais sukimais to negausiu, o jeigu nuotrauką norim paversti, tai, kaip matot, būtų tiksliai paverstas ir angeliukas neskrenda, o tiesiog žygiuoja. Taip, turim tokius, reiškia, sukinius ir atspindžius.
O paneškim gražus angeliukas ir padėkim, angeliukas ėmė ir palindo po tuo, aš jį paimsiu, reiškia šitą galbūt, šitą paimsiu ir send backward, send to back, dabar jis neišlys, todėl kad jis yra biškai kitoks, paimkim čia, padarykim prieš tekstą, taip dabar jis galiu aš jį partraukti, bring to front, dar neina, tada reikėtų įsiaiškinti, kaip paveiksliukas elgesi su tekstu ir kokiam teksto atžvilgiu sluoksnyje yra. Šiuo atveju aš čia paspaudžiau po tekstu, jeigu jis būtų virš teksto, tai jis palystų ir dabar jis klausytų, reiškia, kaip send to back ir send backward, bring to front, reiškia dar bring to front, parsisiuntė. Ir tuo pačiu aiškinamės, jeigu aš turiu tekstą, dabar kur tas mano tekstas, aš gal jo daugiau pasikopijuosiu tiesiog ir bus copy ir čia paspausiu enter ir dabar padėliokim to teksto gal daugiau. Ir turiu. Dabar aš sakau, įsiterpiu kažkokį paveiksliuką, noriu angeliukas arba paprastą čia kaip, tą patį žmogeliuką įsiterpkim, nedidelį, kad mums būtų paprasčiau matyti. Tai dabar tas toks įterptas yra, reiškia, laisvai važinėja ir jis yra virš teksto. Gali būti įvairiuose pozicijose. Šitą tokia kaip pasaga, kai kažkas rodo, kokiuose pozicijose gali būti. Ir, reiškia, in front of text, po tekstu. Matot, po tekstu pakišau. Dabar gali būti praskirti tekstą. Gali būti aptekėti gražiai. Čia dar vienas aptekėjimas, jis nieko nesiskiria. O čia gali būti kvadratu arba gali būti su tekstu vienoje eilutėje. Tai dabar paprastai angeliukas, toks iš interneto, kur ištas yra, jis būna, reiškia, su tekstu, įsiterpia su tekstu vienoje eilutėje. Reiškia, todėl, o šitie yra plaukiantis ir jie virš teksto yra. Todėl angeliuką reikėtų keisti, jo poziciją, galima per šičia keisti arba šičia galima keisti. Reiškia, ir dabar aš galiu pakeisti, kad jis būtų, reiškia, in front of text, ir priešais tekstais yra. Taip, gali būti jis kažkaip, taip, top ir bottom, aptekėti. Matot, kaip apteka? Angeliukas taip apteka. Reiškia, matot, gana įdomiai apteka. Reiškia, taip, gali būti dar kitokių, reiškia, tų visokių. Reikėtų tik tai dar pasimti kokią figūrą, kuri būtų galbūt tokia paprastesnė, gal šitą būtų geriau, tokia. Ir čia yra virš teksto, tokia gali aptekėti, taip, matot, kaip tekstas pasisuka, taip yra, ir čia tekstas sukasi. Galima dar po tekstu pakeisti, čia praskiria, čia taip, čia tas pats yra, čia kvadratu. Toks kaip kvadratas gaunasi ir niekas nevyksta. Reiškia, toks yra teksto ir paveiksliuko nuotraukos, paveiksliukas mūsų pieštas, ne mūsų pieštas, galų gale gali būti tikra nuotrauka, taip elgiasi su tekstu, ir galų gale su kitais. Jeigu paveiksliukas yra, reiškia, aptekėjimą turi wrapped
text in line with text, tai jis elgiasi taip, kaip paprasta, reiškia, kaip paprasta raidė, kaip, pavyzdžiui, didelė T, jeigu aš padaryčiau, ar čia kažkokius padaryčiau didžiulę tekstą, tai jis yra toks pat, kaip ir šitas tekstas. Lygiai nieko nesiskiria, aišku, kažkiek tai skiriasi, bet, reiškia, ištryniau aš jį, reiškia, jis taip pat nešiojamas yra, jo į paraštį neišnešit ir panašiai, čia pastatysim, galim pacentruoti, galim taip prispausti, matot, klauso taip kaip teksto raidė, reiškia, kaip teksto simbolis. Pamėginkim dar vieną dalyką, reiškia, nusipiešti patiems kažkokį tai žmogeliuką. Reiškia, nusipieškim žmogeliuką, paprasčiausia tokį dalyką, reiškia, yra šiaip, kur čia mano ovalas, šitas ovalas yra, tokią nusipiešiu, aš nenoriu, kad jis būtų užpiltas no fill, gal biški truputėlį padidinam storį ir dabar dar vieną ovalą, tai yra akelę piešiu, kol kas šiaip fill, no fill, reiškia dar vieną piešiu, jau dabar tegul būna tokia ta akelė, yra tokia kaip mėlynakis gausis. Dabar pasižymiu šitą ir bakstelti noriu ant šito. Aš noriu pažymėti iškart kelis, todėl spaudžiu Shift, laikau nuspaudęs ir baksteliu ant to. Dabar noriu kopijuoti, spaudžiu Ctrl ir kopijuoju šitą. Jeigu, piešiam nosį, reiškia tokią nosį, kaip iš paprasčiausių, sakykime, sudėliokim tokią. Turiu kaip ir žmogeliuką tokį nusipiešęs. Jeigu aš noriu jį truputėlį patempti, kaip matot, tamposi tik tai veidelis, o kažkaip ir negerai yra. Dabar aš norėčiau visą paveiksliuką pažymėti ir jį sugrupuoti, tai yra padaryti vienu. Kaip pažymėti? Arba su Shiftu baksnoju, arba jeigu yra labai daug ir smulkių, labai sunku pataikyti su Shiftu, yra kitas dalykas, einam į Home skirtuką, yra Select ir Select Objects. Dabar brėžiam tokį stačiakampį, kas pilnai papuola, tas pasižymi. Pavyzdžiui, tas trikampis viršui pilnai nepapuolė, jis nepasižymėjo. Matot, jis nepažymėtas. O žmogeliukas pilnai papuolė tą, pasižymėjo. Aš galiu jį dabar visą nešti, kadangi viskas pažymėta yra. Bet kad kiekvieną kartą nešiojant ar dar kažkaip nereikėtų pulti žymėti, yra galimybė tą padaryti vienu. Tai yra group ir pažymėtas group. Ir man padarė vieną grupę, tai yra kaip vienas paveiksliukas. Dabar aš jį pasiimu, pasižymiu, nešioju, man viskas yra viena. Jeigu jums nebereikia šitaip, jūs galit jį ir išgrupuoti. Group yra ungroup ir kaip matot, vėl visi atskiri yra. Jeigu aš dabar nešiu, kaip matot, nunešiau, pastūmiau kažkaip, dar padarykim taip, turiu tokį žmogeliuką.